Sveiki visi, su jumis Remigijus ir Artūras. Sveiki visi. Taigi daugelio klausimų visą laiką gaunu, kur dingo Artūras, kodėl nebekuriam su jo video. Tad nusprendėm padaryti podcastą, kur dingo Artūras. Ir šiaip pakalbėsim apie viską. Poną Artūrą pagrindę. Užduosim pradžiai pirmą klausimą tau. Pradėkim nuo to, kokia buvo tavo vaikystė, papasakok. Vaikystė, iš kur, iš kur kilęs, augęs ir visa kita. Lentvaris mano gimtas miestas. Vaikystė mūsų buvo taip, kad tėvai dirbdavo dažniausiai, žinai, ta prasme, tėvas ten iki 11, motina iki 11, pagrindė kiemo draugais užaugom, su dviračiais iki tarpo važinėdavo. Man keista su juo šnekėti taip rimtai, kai mes daugeliai tiek metų. Ir ta prasme, tu Lentvarį visą laiką gyvenai ir augai, niekur nebuvai išvažiavęs, nes tai kai mes išvažiavom, Vilniuje, man atrodo, buvai. Jo, tai tėvai buvo skiriam, kaip 13. Čia tas lūžis, žinai, kai man buvo 12 ir tėvai įsiskyrė, žinai, mano brolis su motina varė gyvent, žinai, o aš su tėvuku pasilikau 12 klasių baigti. Ir karočią istoriją kaip prie to pačio. Tuo pačiu metu parašė, tuo pat momentu parašė kažką mergina, žinai, dvasios tinkam, žinai. Ir aš, vapšė, 12 metų buvo jau. Ir vapšė, taigi Facebook'o neturėjau, jokio Facebook'o neturėjau, nieko, jokių ONLT tik įsibarots, ir tokinis, net buvo daug. Video gaga ir ONLT. Taip, tai iš Oniuko dar nuotraukų kažkur turėjau, žinai, tipo įstaškas. Ir karočią, žinot, ir tas prikolas, kai mes susitinku, man 12, jai buvo 15 gal, jinai 3 metais vyresnė už mane buvo. Ir davai, sako, pas mane tėvų nėra, žinai, ta prasme savaitgalį, davai atvaryk, žinai, tik pasiimau kokį draugą, sako, žinai, pasiimau savo draugelį ir ten nuvarėm pirmą kartą. Pirmą kartą žodžiu štusinai, o parūrinai mergą pirmą kartą? Ne, parūrinau, tai čia vėliau. Bet tas laikotarpis buvo geriausias, kaip ta prasme, jokių daroniukų, jokių Facebook'ų, ten nesinaudoja, ten tas telefonas, triperis, intiko, ten nėra, šūda, žinai. Ir kiekvieną savaitgalį mamai skambinu, mama šiandien atvažiuosiu, močiutės, sakau, močiutė iš Lentvario, nes gyvenu su močiutė. Močiutė, sakau, važiuoju pas mamą. Ir į Jusniškes. Pusantrų metų, tada motina pagavo. Galvojau užmuš, bet galėjai perspėt, pasakė normaliai. Tai žodžiu, jaunystė tavo buvo baliai tūsai, ne? Jo, baisiai. Ir ta prasme, kas įvedė tave į juos? Aš pats. Bet ta prasme vis tiek draugai kažkokie būna, pavyzdžiui. Aš pats buvau organizatorius. Aš tas, kuris varo ten buvo sveiksmai, žinai. Bet tavo bratkis, taigi amžinatis, taigi jisai vis tiek irgi. Tai aš irgi traginis. Aš visus kaimynus. Brolis su to neįdėdavo, taip kaip tu? Įdėdavo. Įdėdavo irgi? Aš priverčiau visus ten įdėti, ir kaimynus, ir broliuką, ir viskas. Su Vitalijum bendravai tada? Ne. Tais laikais, ne? Bet jūs visą laiką buvot lentvariečiai? Jo, lentvariečiai. Aš žinai, kas susipažinau? Kažkada čia labai senai mušiausi su broliu, tam. Čia buvo real tipo mokyklos faitai, žinai. Ten mes susimušėm. Ir po to laiko tapai geriausias draugas. Ne, mes prie kioskelio susitikom, aš turėjau porą litų, dar litai buvo porą litų, žinai, 9 buvo. Ten cigarečių susimesdavom. Aš neturiu, žiūriu, bėdnas stoju, žinai, laukiu kažko, porą litų pasimžai. Žiūriu ir į savo. Sakau, turi dvojaką. Ta prasme, iš jūsų sportą, tai jeigu baliai ir panašiai buvo, kas vis tiek atvedė, kas pakeitė gyvenimą tavo? Aš taip, žinai, kaip ta žodis angliškai mood toksai, atsikeli toks, kiekvieną dieną atsikeli ir tu neturi ką veikti, ten Lentvaris, ten turnikų anksčiau daug nebuvo. Miestelis tas kaitas, zaibys. Bet esmė tame, kad, žinai, miestas toks nedidelis, bet ten labai patogu gyventi. Artyva, atstaty, žinai, ta prasme, gali bet kur nuvažiuoti, ta prasme. Kai atvažiuoju Lentvarį visą laiką, važiuoju man traukinys tas, blet, per pervažą visą laiką. Oi, ten tragija, ten visą gyvenimą buvo sąlygas. Tai kas atvedė į tą sportą? Nuo ko pradėjai iš viso? Tai man tiesiog liūdna buvo. Aš kažkaip dar su tėvu labai pykausi tą momentu smarkiai. Bet vis tiek kažkas turi, blet, kad, tipo, pavyzdžiui, man... Aš neturėjau to motyvacinio, žinai, vaizdo įrašų, nes aš dar... Kurva, vaiduoklį, Čarlis? Aš neturėjau, žinai... Ne, pas mane kompas tuo metu buvo. Bet aš neturėjau to, žinai, tipo, kad žiūrėti ten kažką...
O šiaip pagrindė ant turnių, ta prasme, į sporto salę iš tiesų pradėjau lankyti, ten gal pusę metų lankiau tą sporto salę, bet tai su Vitalija kurio bratkiu, bet jie šiaip jis man pasiūlė, aš kažkaip pradžiai ne, kad durnas aš vaisysiu laiką savo brangą. Kaip nuėjai street workoutą? Aš žinai, kažkada mačiau YouTube'į kanibalą, Turbūt kaip visi, nes nuo jo ir pradėjo daugumą. To kažkaip buvo pamatęs. Man draugelis parodė, sako, ateik parodysi čia, tai varo bachurėlis. Ir tada Žiloberos video kažkokį buvo įkėlęs, ten 3 minučių. Vėliau tik išlindo, kad jis lietuvis, ta prasme mes supratom, nes per YouTube nemokėjom perskaityti, ko čia, kad ten išlikas. Tokie buvom biški daužtina. Su manim susipažinti irgi kažkaip mane pamatyti. Tave, žinai, tave jau čia po kurio laiko, netgi po normalaus, man tada gal buvo 14 metų. Aš to, ne, 16 man tada buvo kaip... Dabar to 24. Ja. Tai va, man buvo 16, kaip aš ant tas street workoutas, ir po 11 valandų to turniko, va, tik nadį pavalgyti bėgi namo, merga atsinų paliko, ai, ta merga, žinai, ta prasme. Sportas pirmenybė. Taip, ten eik, durnas. Ir su draugais ten varėm, ir visus tada ant sportą, visus va, traukti iki sportą, prie street workoutą varom, visus va, varom. Tu negali, nu kaip tu negali. Tai kaip mes dirbdom. Bet nebūdavo toks, kad žinai, ta prasme, jeigu negali, tai ten, kodėl ten dar kažkas, jeigu negali, nu tavo pasirinkimą, žinai. Čia tik tai, blet, kaip čia pasakyti, žmonių, žinai, toks nusiteikimas, kaip mes dirbdom po 12-13 valandų. Daugiau, mes nuo 7 ryto iki 3 ir dar grįždom, nusiprausdom ir varydom ant turnikų, princus mokintis. Bet buvo tas... Žodžiu, paklausiu kitą klausimą. Mūsų pažintis, ar prisimeni, kaip susipažinom? Vis tiek mes jau... Taip, aišku, atsimenu. 7 metai kartu. Aš kažkaip, žinai, norėjau važiuoti, pasižiūrėti tą, buvo Vilniui dar berods tas gatvės čempionatas. Pasakos, na? Ir norėjau pasižiūrėti, ir aš kažkaip ten dirbau tuo metu, negalėjau, karočią, atvažiuoti. Ir galvoju, plemba, reikia kažkam parašyti. Ir aš žiūriu, o, Remigijus Viršylas, žinai. Aš kažko ieškojau, man atsimenu, kad mes susitikom dėl video, man atrodo. Jo, mes susirašėm, kad, ta prasme, filmuoti, tu kelt lygį norėjai, ten street workoutą, ten tas... Ai, turnikas LT, man atrodo. Jo. Ir mes kažkaip dėl to buvom susirašę, aš taip, o, davai, reikia tokie. Ta prasme, žinai, aš buvau tas, kuris į pasipriausias kiemė, tai man buvo neįdomu labai, žinai, man didelės motyvacijos kažkas netik. Aš pats savo, žinai, kaip buvo motyvacija, žinai. Tai va, ten, galvoju, taigi smoka front lever, aš tuo metu dar nelabai gerai mokėjau. O, eik, tu durnas, galvoju, čia bus dabar ledas. Atvariau, žiūriu, ten front leveris, galvoju, o, man dar to, gražu, na. Tai, tu nori nuo to momento... Kitą dieną išgėrėm ir apsigyvenom kartu. Ne, mes dar po kurio laiko, gal po 2 mėnesių mes kaip kartu. Ne, taigi... Iš pradžios su Justu buvau. Tai skau, tu... Bet mes bendravom nuo to laiko. Tai mes dar varėm kažkur sportuoti videakus filmuodam. Tu ten daugiau su Justu? Jo, mes irgi ten pagrindė. Bet pagrindė, žinai, nėra kas veikti, varom video susuksim patys, pasijuokėm. Tai dėl to, po tos video darydom, dėl gerai praleist laiko. Tai, nu tu pats... 2017 metais mes buvom labai vieni žymiausių Facebook'e ir YouTube'ai. 1,8 milijonai laikų surinkau per Facebook'ą, per mūsų klipus. Nu. Čia kosmosas, tai žinai. Bet ten buvo tik idėja ir tas metas mums. Ta prasme, kai aš išvažiavau į Olandiją, kodėl nustojai kurti video? Nu, ta prasme, galėjai tęsti toliau be manęs. Su Vitalikava galėjai kurti kokias lampas. Aš, žinai, maščiau, ta prasme. Žinai, aš durną mąstymą buvau įsikalęs, kad tai tipo nesubrendęs. Va, tai nesubrendęs, ta prasme, dėl to tus, kurį nesąmonė, žinai, tas visas negatyvas susirinko tų žmonių, kurie, va, čia šūdus kūrė, ten, žinai, žengia, nu. Bet vėliau pasižiūri tą žmogų, kurį žvengia, nu. Atrodo, kad jis didesnis debilas negu aš, ta prasme, tu nieko, jis daro, žinai, o aš bent kažką, žinai, darau, sportuoju ten. Šiaip mūsų video 1000, kur žiūrėdavo, puikiai suprasdavo, kad mes tenai, tie normalūs suprasdavo, kad mes bairius darom. Tu ant juokų darai, ta prasme, o ne. Tai va, šiaip buvo dar depresija, man tas baisus momentas buvo, nu, po motinos tada, atsimenu, kaip iš šitos įsikraušiu lentą ir man tas 2 metai, aš gyvenau su tokia tragedija. Tai dėl to iš tiesų ir šiaip galvojau, kad nesubrendęs, ta prasme, visai nemąstysena buvo kitokia, aš vien galvoju negatyviai, žinai, na, viskas blogai, sportuoti mečiau 2 metus, beras nesportuoju, bijausi nuo dabar, ar kiek, ir va dabar... Nu dabar pabiškai vėl grįžti į sportą. Jo. Nu ką manai, tarkim, apie dabartinį street workoutą, ta prasme, dinamika, tai visą tą reikalą? Nesąmonės iš tiesų, man, žinai, ta dinamika buvo, nebuvo, iš tiesų, man jie gal labiau patinka. Pavyzdžiui, kaip Myša,
Praniauskas, Batu. Nu, čia seniai mes jau. Nu, va, iš tų, va, žinai, Lukas Juzėnas aфиgenai varo. Statika, ta prasme. Dabar aš sakau, buvau pas Pranį salėje nuvaręs, tai visas jaunimas, karočią dinamiką, belia kaip balį panašiai, o pabandėm princus, nei vienas nepadarė princo, aš padariau nors 2 metus nesportuoju, o visi ten dinamiką belia kaip skraido. Dabar visi akcentuoja vieni tą dinamiką. Kaip ir Project Mayhem, o dabar pasižiūrėjau, jie nuėjo į tą, nu jie kieti, nieko neskau kieti, bet nuėjo į Lietuvos talentus ir ką jie padarė, nu ten paskraidė ir panašiai. Tik tai viskas tas pats galima sakyti, tik tai, kad nu, tie dinamiką pajungia ir panašiai, bet mano akimis čia nėra talentas, čia yra sunkus darbas. Kiekvienas per 2-3 metus gali pasiekti, ką jie daro tenai. Tam noro ir tikėjimo, to ne tik taip gali sakyti. Talentas yra balsą turėti ar panašiai kažką, ko aš neturiu. Kažkas, kai kurie turi aфиgenai moka piešti, prasme, žinai, čia yra talentas. Tu pieš neišmoksi, bent jau man, žinai. Aš anksčiai gražiai tarkai papiešdavau. Labai gražiai. Aš piešdavau gražiai į mokyklą į Sangokus, tik tai. Ne, aš ne Sangokus, aš katinų, šunys, tokia, nu, tas gamta tau, žinai, paplordas įdomu. Ką šiaip galvoji ateityje, kokios tavo perspektyvos, kaip žiūri į savo gyvenimą? Manau, kol kas viską taip paliksiu, ta prasme, žinai, man gerai. Aš va, kaip pabūsios, atsigavęs dabar vapšė, man labai gerai, ta prasme, aš va dirbu Klaipėdai. Dabar Klaipėdai, mes dabar Klaipėdai, žinai. Ko man dar reikia, žinai, aš Klaipėdai, man gerai. Taip pat jūra, lapa, viskas. Reikia džimą tik mums susirast šį čia, bus tobulą viskas. O šiaip tai street workouto pusės, tai sakau, aš rekomenduočiau jaunimui tikrai sportuoti, nes nu, matai, aš norėčiau dėl savęs dar. Nu, tas, bet žinai, čia ne varžybinis, čia nei pasirodymas koks. Tai gal savęs. Nu, tai mes kiek laimėjimų turim, pas mane nukrautos lentynos pas tave. Aš dėl to ir sportavau. Visko, ta prasme, pilna visko turim, tų pergalių panašiai čia atsiminimai geri ir tie motyvaciniai video, kad jaunimą pamotyvuoti ir panašiai. O patys iš to mes jokios naudos negavom, tik tai savo pinigus leisdom. Nu, čia dėl savęs. Nieks neremia to street workouto, absoliučiai. Nėra rėmėjų beveik. Nu, matai, aš sakau, mano vaikystės svajonė buvo apkraut savo spintą, žinai, taurėm visų. Na, turiu, man gerai. Svarbiausia, stengiasi, darai kažką, ta prasme, ne kiti, kai žinai, kažką šneka, loja, o kai man komentuodavo, kad tipo, tu čia nesportuok, ten tavo rankos sulentos ar dar kažkokį kokį pratimą darai, tipo, nu, bet aš kažką darau, treniruoju, stengiu, žinai, o kiti tik spaudinėja, žinai, kokį tas pats lengviau, negu, žinai. Tai, žinai. Tiek ir galvoju, kad čia nesąmonė yra tiesiog, žinai, tas sportas kiekvienam savaip, žinai. Tai jau geriau kažką daryti. Jau geriau, žinai, tą patį tenisą žaisti, negu nieko neužsiimti. Vsio, ką, padarėm trumpą podcastą, tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, padarysim ilgesnį, pradžioj su manim, paskui vėl su Artūru, pakalbėsim daugiau temų ir žinoma ilgiau. Taigi ką? Iki kito. Važiuojam į Klaipėdos centriuką, pajudėsim.